Kazlų Rūdoje su griausmu praūžė karštas automobilių mini žiedinių lenktynių savaitgalis. Pakankamai šiltas jau besibaigiančios vasaros oras nulėmė puikią renginio nuotaiką. Dalyvauti varžybose susirinko ne tik šio sporto senbuviai bei jau ne vieną titulą turintys profesionalai, bet sulaukta ir naujų dalyvių. Pirmą kartą išbandžiusių mini žiedinių lenktynių trasą Kazlų Rūdoje. Šių lenktynių idėja gimė prieš 3 metus. Tiesiog buvo momentas, kada automobilių sporto žiedinės lenktynės jau buvo, kaip sakom, merdėjo. Tiesiog garaže sugalvojom, kad reikia atgaivinti tokį reikalą ir padaryti pigias žiedinės lenktynės, nes kadangi didžiosios žiedinės lenktynės yra labai brangios. Ten žmonės gali važiuoti tik turintys labai didelius biudžetus. Kaip vienos lenktynės, ten jiem kainuoja apie 5000, o čia drąsiai išsiverti su 500–600 litrų. Vėlgi, pratinti, mokinti jaunimą važiuoti, kuo daugiau pritraukti, populiarinti automobilių sportą ir panašiai. Kaip jaunimas domisi? Jaunimas be abejo domisi. Kaip ir minėjau jums prieš tai, atsiranda kiekvienose lenktynėse po vieną kitą vis naują dalyvį, iš vis naujoką, nesportavusi, nesusijusi iš pradžių su automobilių sportu. Ir didėja, tas mūsų dalyvių skaičius didėja. Jau nuo penktadienio ryto dalyviai raižė trasą bandydami savo turimos technikos galimybes ir su mechanikų pagalba šalindami netikėtai išlendančius gedimus, o dalyvaujantis pirmą kartą susipažino su Kazlų Rūdos trasos ypatybėmis. Reikia pripažinti, kad nuolatiniai lenktynių dalyviai prasukę trasoje daugybę kilometrų ir mintinai žinantis kiekvieną vingį ar posūkį turėjo didelį pranašumą prieš naujuosius lenktynininkus. Taip reikia remontuoti. Skubių metodų. Reikia laikyti. Bandysim važiuoti. Pirmą kartą važiuoju šiemet, tai sunkok. Kaip, tai pirmas važiavimas, ne pirmas šiandien? Pirmas, buvo tik kvalifikacija. Kvalifikacija, kaip sekės per kvalifikaciją ir per šį važiavimą? Kaip ir pirmą kartą per sezoną, jeigu važiuoji, tai... Bet šiaip patenkintas? Smagu, kad iš vis pavyko išvažiuoti. Kitąmet ir šiemet planuoja dar kur važiuoti? Yra planų, mini žiedą toliau dabaigti šiemet, kitais metais rimčiau važiuoti. Kur rimčiau? Čia. Tik tais dėl pirmų vietų kautis, ne dėl galinių. Šeštadienį į lenktynių startą stojo 43 dalyviai, kurie 2 važiavimais įveikė 35 km distanciją. Varžybose dalyvavo daug patyrusių lenktynininkų, kurie atkakliai siekė pergalės, drąsiai mėgindami lenkti savo varžovus pačiuose netikėčiausiuose vietose. Ar ši kova vyko kiekvieną sekundę, kiekviename trasos metre ir ant apdovanojimų pakylos lipo tik patys ištvermingiausi ir geriausi. Pirmieji startavo klasių 1600 ir 2000 dalyviai. Ar ši kova užsimezgė jau varžybų kvalifikacijoje, kurioje didelė dalis sportininkų rodė neįtikėtinai pranašius vieno rato įveikimo laikus. Negausioje 1600 grupėje vairuojančioje išskirtinai Honda markės automobilius susitiko 5 varžovai. Nugalėjo Tomas Andriuškevičius, antras liko Aurelijus Beleckis, trečias Ignas Brusokas. Šiandien visai neblogai ir kvalifikacijai pavyko pirmą vietą užimti. Technika nepavedė ir varžybas baigiau pirmoj. Seniau dažnai kas nors sulūždavo ar avarijos, tai kol kas labai patenkintas. Jeigu taip ir toliau, tai labai gerai. Ką gali pasakyti apie šiandieninės varžybas? Kaip visada labai įdomios, aišku, įnirtingos. Nuo mūsų 1-6 klasė kaip niekad labai apylygė šiandien. Pirmi 4 sulindom į pusę sekundės. Realiai kas 0,1 sekundės išsidėstė rate, tai labai sunku iš tikrųjų ir išlaikyti poziciją, ir lenkti iš tikrųjų labai sunku, taip kad labai įnirtinga kova ir bus labai įdomus antras važiavimas, kadangi apsuks mus, tai manau bus į ką pasižiūrėti. Trasa į šitą į priešingą pusę, negu mes įpratę, tai šiek tiek jinai yra greitesnė, bendroj sumoj tikrai vidutinis greitis daug didesnis, bet tuo pačiu ir lenkimai daug sudėtingiau į šitą pusę, tiesiog nėra vietų lenkti, dėl to reikia arba išprovokuoti kažkokią klaidą, arba tiesiog, vienu žodžiu, labai sunku aplenkti šitoje situacijoje, bet šiaip trasa smagi, greita, įdomu. Kaip supratau, komanda rodo gerus rezultatus, kam esmė, ar nepakankamai stiprus konkurentai, ar čia paprasčiausiai jūs labai gerai pasiruošę? Ne, konkurentai tai labai stiprus ir jie kiekvieną dieną stiprėja, bet mes esam visi komandai, visi labai esam geri draugai. Ir vienas kitam visada padedam, daug dirbam kaip ir komandiškai, jeigu reikia padėti ruošti mašiną, visada niekas niekad neatsisakys padėti. Ir dėl to, manau, čia tie rezultatai kryptingai dirbam tą linkme, kad visos mašinos turi būti konkurencingos klasėse. Ir dar mūsų klubas jaunas, tik 2 metai, bet kuo toliau,
tuo rezultatai vis geresni. Kad konkurentai nesilpnėja, tai čia 100%, nes kiekvienom varžyboje vis kažkas atvažiuoja iš tikrų profesionalų, kur važiuodavo Lietuvos arba Baltijos čempionatuose, vis atsiranda konkurentų, tai tiesiog jei stovėsi vietoj, tai nieko nebus, tai dėl to visada stengiamės tobulinti, kažką vis naujo, kažką išbandyti, daug treniruotis, dėl to tokie rezultatai. 2000 grupėje greičiausias buvo Marius Miškūnas vairavęs Honda Integra, 2 ir 3 vietas užėmė Marius Dudonis ir Edvinas Mardosas. Ganėtinai agresyvių vairavimų Edvinui pavyko įveikti varžovą antrajame lenktynių važiavime ir sportininkai surinko vienodą taškų skaičių. Tad aukštesnė vieta rezultatų lentelėje lėmė geresnis Marius Dudonio kvalifikacijos laikas. Kvalifikacija galėjo būti geriau, bet likau patenkintas, tik važiavimas, net laikė techniką. Kurioje vietoje lūžo ratas? Pačiam gale ant apsisukimo. Pačio lėčiausiai vietų, galima sakyti, visą laimę. Kiek metų sportuoji pats? Jau intensyviai tai pirmi, galima sakyti. Kokie planai ateičiai? Tobulėti, greitėti, stengtis. Koks jūsų klubo požiūris į sportininkus ir kiek sportininkų klube yra? Klube tai daug sportininkų, apie 15 gal. O požiūris vystyti visą tą sportą. Klasėje 3000 įveikęs 10 varžovų nugalėjo BMW markės automobilių pilotavęs Lukas Laukaitis. Antroje vietoje liko Marius Miškūnas, šis sportininkas dalyvavo ir laimėjo net 2 grupėse. Finišavus vienoje, jam per keletą minučių tekdavo persėsti į kitą Honda Civic markės automobilį ir vėl stoti prie starto linijos, tad pasiekti rezultatai pareikalavo išties daug ištvermės. Šį sykį sėkmė nebuvo palanki klasės lyderiui Linui Steponaičiui, kuris dėl techninių problemų buvo priverstas pakeisti automobilį antrųjų lenktynių metu ir užėmė 3 vietą. Itin gausioje galine ašimi varomų automobilių grupėje RVD nugalėjo dizelinį BMW meistriškai valdantis Audrius Makarskas. Antroje vietoje liko Žygimantas Gudanavičius, antrųjų lenktynių metu aplenkė savo varžovą ir finišavęs pirmas, tačiau 3 sekundėmis geresnis Audriaus kvalifikacijos laikas lėmė aukštesnę poziciją rezultatų lentelėje. 3 vietos taurę namo išsivežė 15-metis Tomas Jurevičius. Kiek žinoma važiavai kartingais, kodėl perėjai į šį sportą? Dėl to, kad, pigiau išeina, nes su kartingais iš tikrųjų reikėdavo ant kiekvienų varžybų komplektą pirkti. O čia, kas 2-3 varžybas ir skaičiuojant treniruotės taip pat. Kas tave treniruoja, prižiūri, pataria? Žinoma, tėtis, vienintelis. Tai gal tėtis sportuodavo? Ne, tėtis paprasčiausiai mane įtraukė į šį sportą. O klube tu jauniausias? Taip, jauniausias. Klubas padeda ruoštis tau lenktynėm, sportui, aplamai? Žinoma, padeda. Jūs specialiai atėjau į šį klubą. O svajonių turi? Turiu iš pradžių, kaip baigti gal čempionate šiam minižiedo pirmas. Kažkas tokio, nežinau. Dar neturiu iš tikrųjų. O kaip tai žiūri tavo bendramžiai, merginos? Iš tikrųjų, nelabai aš giriuos prieš juos. Labai įnirtingą ir atkaklę kovą nuo pirmos iki paskutinės lenktynių sekundės demonstravo laisvos klasės sportininkai. Pirmasis lenktynės laimėjęs Eidmantas Nekrošius negavo atsikvėpti visus 8 antrojo važiavimo ratus. Jį įnirtingai spaudė VAZ markės automobilį puikiai valdantis sporto meistras Dovilas Čiutelė. Eidmantas įnirtingai gynė pirmąją poziciją ir ją buvo priverstas užleisti tik 8-ojo rato metu jau paskutinėme posūkyje prieš starto tiesėje. Nepaisant pralaimėjimo toje kovoje, galutinėje etapo įskaitoje nugalėjo Eidmantas Nekrošius, parodęs absoliučiai geriausią kvalifikacijos laiką. Dovilas liko 2. 3 vieta atiteko vienam iš šios klasės lyderių Andriui Žemaitaičiui. Komandinėje įskaitoje nugalėjo ASK Automanai. 2 ir 3 vietas pasidalino Afganas Racing ir Šalčiaus Racing komandos. Kitos lenktynės Kačerginės Nemuno žiedo trasoje jau rugsėjo 25 dieną, kur sportininkai galės dar kartą pasitikrinti savo pajėgumą. O Kazlų Rūdos aerodrome susitiksime spalio mėnesį, kur vyks paskutinis šio sezono etapas.